man negėda, jum negėda, kad prieš mūsų svečius atvažiavus iš toli, tai noriu pristatyti be abejo pažįstamus žmonės, pažįstamus veidus, tai Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos pirmininką Virginijų Kantauską, ačiū, direktorių Laimaną Daušą, Aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos skyriaus vadovą Vitalį Marozą. Ir matyt, mumis atsiprašė, bet šiek tiek vėliau apie 6 valandą palankys rajono meras. Tai mes čia iki tol, kaip sakyti, padirbėsim, o tada paklausysim trumpos ir mero kalbos. Tai jeigu jūs nieko prieš, siūlyčiau, kad mes duosim žodį pirmiausia Vitaliui ir paskui jau jo netrukdysim, mes, kaip sakyti, dirbsim savo, kaip po mūsų Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos, savam kolektyvui spręsim savus klausimus. Tai Vitali, gal jūs tada. Taip, laba diena. Esu Vitalis Marozas, Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas. Labai ačiū Sigitui, kad pakvietė į tokį renginį. Labai daug mūsų smagu pamatyti. Esu tuo tikslu dviem tokiais, ne tai kad pranešimais, bet akcentais. Visi žinot, kad skaitmenizuojamės visoje Lietuvoje ir labai norėčiau visus paraginti, visus medžiotojus skaitmenizuoti savo medžiotojo bilietą. Kaip žinot, nuo praeitų metų Liepos 1 dienos nebeišduodam pintų popierinių medžioklės bilietų ir visus savo bilietus skaitmenizuokitės. Jeigu sušlaps, išskalbs, sudegs, pamesit, niekas nebeišduos ir turėsit praeiti šiokius tokius vargus surasdami, kas išdavė, kokiu numeriu išdavė. Tam, kad šito dalyko nebūtų, per e-policiją įėję ir identifikavęsi save per elektroninius valdžios vartus, nusiskanavę, nusifotografavę savo dabartinį medžioklės bilieto, tą su nuotrauka, kad būtų numeris ir taip toliau, tas įkeliat ir mes, kaip Aplinkos apsaugos departamentas, patvirtinam, kad jūs turit šitą bilietą. Ir šitą bilietą galit net nesinešioti į medžioklės, turėti žinoti savo bilieto numerį, rašytis į lapą, nes pagal naujas taisyklės, jeigu medžioklės vadovui pameluojat savo medžioklės bilieto numerį, atsakomybė būtent pamelavusiam medžiotojui. Tai šito atveju, ką pasakysit, kokį numerį, kokį rašys, jeigu ne tą įrašys, atsakomybė tam medžiotojui, kuris pasakė. Bet čia tokių dalykų nebūna, tai šitoje vietoje labai norėčiau ir paraginčiau, kad skaitmenizuotumėte savo medžiotojų bilietus. Matau ir garbingo amžiaus medžiotojų, paprašykit vaikų, anūkų, šiais laikais visi su kompiuteriais kuo puikiausiai moka elgtis ir jūsų tą bilietą nufotografavę skaitmenizuokitės ir turėkit tik tai skaičiukus to bilieto, kokį jūs turite. Tai va, šitoje vietoje norėjau apie tai pasakyti ir antras mano pasisakymas dėl medžioklės žurnalo elektroninio. Startavo BIP sistemai vadinamai biologinės įvairovės informacinė platforma. Visiems medžiotojų būrelių pirmininkams yra išsiųsta informacija, nežinau, galbūt patvirtintumėt man šitą dalyką, apie tai, kad jūs turėtumėt prisiregistruoti. Dabar tik tai iškilo problema, kad jeigu yra vienasmeninis kažkoks valdymo organas, tai jūs tenai prisijungę būrelio pirmininkai, labai lengvai susirasit. Jūs registrų centras suves su šitom medžioklės žurnalu. Jeigu tai yra jau daugiasmeninis, jau truputį ten problemos, bet dar šitą reikalą sprendžia, tai neskubėkit dar jungtis po kokios geros savaitės. Nes visas ataskaitas už sumedžiotus gyvūnus ir prašymus dėl limitų
priimsime tik per elektroninį medžioklės žurnalą. Ta turėkite omeny, galite nebesiųsti elektroniniais laiškais, elektroniniu paštu, tikrai atmes ir viską reikės skaitmenizuoti būtent per tą medžiotojų žurnalą. Vis tiek ateis laikas, kai kiekvienas medžiosite su elektroniniu medžioklės lapu, tai paraginčiau pirmininkus prisijungus suvesti savo visus medžiotojus būrelio esančius ir po truputį bandyti medžioti su elektroniniu medžioklės lapu, kas yra labai paprasta, lengva. Iš karto pasakysiu tos nuogąstavimus, kad mes nesekam, nematom. Jeigu medžiosite su elektroniniu lapu, tik tai kaip ir dabar sustabdėjus patikrinimui, nuskaičiuosim iš jūsų telefono kodą ir tada tik pamatysim, kas tuo metu medžioja. Čia buvo kažkada nuogąstavimų, kad mes viską matom, tikrai ne. Tai turėkit tą irgi omeny ir elektroninis medžioklės lapas tiesiog nereikalingas, nei popierinis, nieko, susivedat telefone, pradedat medžioklę, pabaigėt medžioklę. Labai paprastas, sąžiningiems, tvarkingiems medžiotojams ir neturėtų kilti problemų. Tai vis tiek anksčiau ir vėliau šitą reikalą pereisim, bus bandomasis pereinamasis laikotarpis. Nežinau, kiek nustatys šitą dalyką, bet jau pratinkitės ir manau, naujovės visos yra baisios, bet pripratus viskas turėtų būti gerai. Tai va tie du mano akcentai, ką aš norėjau pasakyti. Tai jeigu turėsit klausimų, mielai atsakysiu. Jau rankos kyla, prašau. Vakar ir užvakar teko pažaisti su tai jūsų elektroninė medžioklės lapu, kaip čia pavadinti. Ir iš pradžių labai apsidžiaugiau, nes pasirodė, kad viskas labai paprasta. Turiu omeny, nereikės pildyti ataskaitų, patiems nereikės nieko teikti, ypač pirmininkams, bet yra klausimas dabar. Kai prijungti kiekvieną narį papildomai prie to elektroninio žurnalo, aš kaip suprantu, jie yra patys atsakingi už savo medžioklę ir gali registruotis į medžioklę patys be niekano, be kažkokio tai pritarimo vadinkim. Ir tos galimybės suteiktos nėra. Turiu omeny, apie ką aš kalbu. Kad dabar klubai turi kažkokią savo sistemą, kur yra medžioklės lapo turėtojas, tai jis yra medžioklės grupės vadovas. Tos sistemos toj programai negalėtų, aš kaip suprantu. Padarom liberaliai, kad visi medžiotojai gali kaip nori, kada nori. Nes dabar, kaip suprantu, tai yra pareigta. Ne, tikrai ne. Pirmininkas gali toj sistemui valdyti viską. Kam suteikti kaip medžioklės vadovo pareigas, kam suteikti paprasto medžiotojo pareigas, ten toj sistemui įmanoma viskas lengvai padaryti. Gal kažkaip ne tą... Tai šiai dienai tada gal veikia, turbūt pasitaisys tą programą, nes aš tą jau bandžiau, tiesiog bet kuris medžiotojas gali pasirinkti, bet kada nori medžioti. Gal jūs visiems suteikėt jiems tokias teisės. Gal dabar negaištam laiko dėl šito dalyko, gal kažkiek tai ir pati sistema gal tikrai netobulai veikia ir ji pasitaisys, gal net jūs kažkur net ten kažką padarėt, galbūt yra ir mokymai, ir jau lygtai ir buvo, man atrodo, mūsų tinklalapyje yra kiekvienas žingsnis parodytas, ką reikia daryti. Tiesiog, kai prisijungsit, čia tai nereiškia, kad iš karto visi pradės daryti. Sakau, po laipsniui, po truputį išmoksit ir tikrai eisis ta sistema. Aš truputį, Vitalijui, galėčiau, su elektroniniu lapu mums teko dirbti, kai atėjo, kaip tik 3 metai prasidėjo diegimas šito lapo. Europoje kaip medžioklės lapo kaip po tokio nėra. Iš principo. Estijoje, Latvijoje, Suomijoje jo nėra. Todėl, kad mes perkam išteklių mokestį, mes ministerijoje ir su ministerija tą patį aiškinomės. Bet žinot, buvo įskirti pinigai ir jį pradėjo kurti. Galiu pasakyti taip. Reikėjo juos panaudoti iš principo. Ar jisai liks, aš galėčiau atsakyti. Didesnė dalies nuomonė, kai kurių, sakykime, nekontroliuojančių institucijų, kad jis nėra dėl saugumo reikalavimų gali būti. Mes esame einami laisvę, ne? Žvėris yra mūsų. Mes truputį maišom vieną dalyką, ką ir sakom. Žiūrėkit, įstatymė yra medžioklės vadovas.
Elektroniniam lapė šitie dalykai, kurie nėra numatomi. Atvažiuoti be medžioklės vadovo sutart, kur tu medžiosi ir kaip tu medžiosi. Ne visiškai. Taip, įsiregistravimas iš tą lapą truputį šutinėjęs. Gali, viskas tvarkoja, bet to dalyko nepadaro. Reiškia, turbūt medžioklės vadovas, kuris nurodo. Eina klausimas apie nelaimingą atsitikimą. Mes dedame medžioklės lape parašą dėl to, kad išklausėm instruktažą. Ir yra nelaimingo atsitikimo klausimas. Jeigu nelaimingas atsitikimas, kaip tu elgeisi? Dalyvavai, nedalyvavai, šūvį tau nurodė, nenurodė, yra klausimas šitas. Pagrindinis. Nelaimės atveju tai yra vienas dalykas. Jeigu tu nepasirašai, reiškia taip. Kitas klausimas ten brakonierystės. Taip pat irgi. Žiūrėkit, Suomijoje vedamas tik žurnalas. Atėjai kaip darbų saugų pasirašai ir tu turi gauni žurnalą. Atėjai Estijoje tą patį. Vokietijoje tas pats. Žvėrių klausime skaičiavime, ką mes norim padaryti, vat klausė ministerijos. Ką jūs norite su tuo lapu padaryti? Susekti, kas su kuo medžioja, kada baigia ir panašiai. Žvėris mes nusiperkam vasario 14, sumokėdami išteklių mokestį. Ir eidami mes turim laikytis saugaus elgesio egzaminą. Taisyklių. Prokuratūroje ar kitur teisme visada čiups už lapą, tu pasirašai saugaus elgesio. O žvėrį, ką sumedžioja, taip, jie turime apskaitą daryti. Palengvinėme galim tik sokie. Ir tokie anokie. Žvėris turi būti apskaitytas, sakykime, čia nieko prieš. Bet yra klausimas kitas dalykas. Saugumas, mes visi, sakykim, dalis politikų įsigando, mumis seks generolai, kareiviai, saugumiečiai. Sako, mes turim prieina prie to dalyko, sakykim. Prie informacijos šaltinio. Šiandien dieną ar jo yra jokios paslapties. Į Pentagoną įsilaužė, į visas ministerijas įsilaužė, kibernetinę ataką. Žurnalistai gauna ką nori. Čia, kad sakyt, matys, nematys, yra kitas dalykas. Taip, ir apie tą yra, sakykim, ar jisai tikrai įsiplėtos, aš turiu labai didelį abejonę. Pinigai yra panaudoti 500 milijonų, taip. Bet ar jisai įsiplėtos, aš abejoju. Ar lapas aplamai, mums kaip medžiotojams, aš galiu pasakyti, jisai tik reikalingas. Taip, mums kaip saugos elgesio egzaminas, aš sakyčiau, gal sutampa, nesutampa nuomonė. Bet, žinot, brakonieriauti, brakonieris yra brakonierystė, už ją turim baust, mašinas atimti, pastatus, namus ir panašiai. Tai yra neina diskusijos apie tą klausimą. Negali būti, sakykime, ir baudos gal dvigubai prieiti. Bet sakykime, ar turim mums sekti ar daryti, ką mes nusiperkam, nes mes posėdėjom gamtą patys, investuojam pinigus. Davėm po 1000, po 2000, sakom, davai teikit, susekti. Kaip batus nusipirkai? Nu, neina sekti, kas tavo, tu nešioji, nenešioji tos batus. Žvėris medžioji, nemedžioji. Čia yra truputį klausimas toks, strateginis klausimas. Ataskaitos, taip, mes turėsim pateikti. Kas mėnesį gali būti pateikiama ataskaita. Panašiai. Mano nuomonė tokia, tai su elektroniniu lapu gali būti vis įvairių dalykų, aš galėčiau sakyti. Kaip? Jeigu nieko nereikia. Tai manau, kad plojimais parodėt, kaip sakyti, kad mes bendrausim su gyvąja gamta, kad mūsų rūpestis ir jų rūpestis, kad plotuose žvėrių būtų ir visų vienodas. Dabar aš dar kartą noriu padėkoti, kad atvažiavo ir iš Klaipėdos rajono, ir iš Skuodo rajono medžiotojai, kad šis mūsų renginys toks tikrai gausiai susirinkot. O dabar perduodu žodį Laimonui, direktoriui draugijos, pristatys draugijos, kaip sakyt, viziją, matymą, o paskui į klausimus atsakys ir pirmininkas, ir direktorius. Vis tiek inicijavom tą susitikimą, kas iš kur atvykot, pakelkit, kurie esate Kretingiškiai. O, didžioji dauguma. Gerai. Tada Klaipėdos rajono draugijos atstovai. Gerai, ačiū. Klaipėdos miesto. Visai nedaug, kaip miesto daugiau turėtų būti. Dar Skuodas girdėjau yra, taip? Atstovas, pirmininkas. Gerai, nes apsiklausiu tam, kad žinočiau, kiek plačiai įsiplėsti ir paliesti ne tik Kretingos skyriaus veiklą. Ir, žinot, vis dėlto penktadienis pati diena matyt nedėkinga, bet reikia padėkoti, kad jūs skyrėte šitam susitikimui laiko. Reikia pripažinti, kad iniciatyva yra iš jūsų lyderių, iš jūsų pirmininkų. Sigitas turbūt čia daugiausiai indėlio, bet ačiū ir kitų aplinkinių. Tai mes šitą susitikimą pavadiname Klaipėdos krašto susitikimas su medžiotojais. Tarp kitko, jis yra antrasis mūsų kadencijoje dirbant, kažkada buvo mieste, tai aš pabandysiu truputį jums šiandien atsakyti į klausimus, kurie gali jums kilti. Tai vis dėlto,
kad medžiotojų ir žvejų draugija įsteigta prieš 100 metų, yra 100-metį gyvuojanti organizacija, kurią sudaro 46 nariai, tai reiškia rajoninės draugijos tokios kaip jūs. Vienime 18 000 medžiotojų, na ir 1000 žvejų nedaug, nors Respublikoje keli šimtai tūkstančių, tačiau visi, kai sueina į alis, tęsti bilietą, tai nebesusinventorizuojam, bet jų tikrai gali būti keliasdešimt tūkstančių, kurie mūsų kaip telkinių naudotojų yra žvejai. Toliau CIC nariai esame ir jos steigėjas yra Tadas Ivanauskas profesorius, tai ir Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos, ir CIC tai yra pasaulio medžiotojų organizacija. Kas dar gali asocijuotis, tai CIC trofėjinė veikla, kurią sumedžioja trofėjus vežate į parodą, kur matuojame, tai vienintelė autentifikacija turi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, nes tai yra, kaip čia pasakyti, aprobuota, atestuota matavimo veikla, kurią turi tik tais šalyje viena organizacija. Tai būtent skirtumas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir identitetas, tai kad galime CIC trofėjus matuoti. FACE organizacija, mes nuo 2004 metų, ir kodėl aš jums tą pristatau, kad jūs suprastumėte, kad mūsų atstovavimas neapsiriboja tik Lietuva. Kodėl FACE yra svarbi dėl to, kad direktyvos ir reglamentai priiminėjami ir čia ateina kartais kaip rekomendacijos arba nurodymai. Jeigu mes nebūsim nariai, nereaguosim, daug gausim apribojimų, dėl kurių negalėsim nei nuomonės pareikšti, nei sustabdyti. Na ir dabartinė vadovybė, gerbiamas Virginijus Kantauskas ir aš, Laimonas Daukša, mes nuo 21 metų dirbame ir trumpai noriu pristatyti irgi veiklą. Tai kaip minėjau, 100-metį gyvuojanti vyriausybė, aplinkos ministerija, na dar ir šalutinės, galbūt kaip aplinkos apsaugos departamentas, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, bet tai yra formuoti politiką taip, kad reguliavimas būtų prieitinas mum ir priimtinas, dėl to, kad medžioklė ir taip labai griežta reglamentuota. Jei reglamentuoja ne tik įstatymas, reiškia, bet ir po įstatyminis teisės aktas kaip medžioklės taisyklės ir dar lydinčiųjų teisės aktų. Administracinis nusižengimo kodeksas negailestingas už tyčinius ar netyčinius nusižengimus yra ir ginklų, ir transporto priemonių konfiskavimas, ir tūkstantinės baudos, ir koeficientai. Tai administracinė atsakomybė labai didelė. Ir iš esmės visi sprendimai priiminėjami vyriausybėje arba Seime, kai kurie sprendimai kaip ministro įsakymai aplinkos ministerija. Tai kada mes kiekviena rajoninė draugija būsime savarankiškai ir galbūt eisime su savo norais ar nuomonėm, Seimas, vyriausybė pasimes ką daryti. Jeigu jūs ateisit pas Seimo narį, kuris yra jūsų apygardoje, jam duosit užduotį ir jis ateis į Seimo sesiją, nesvarbu pavasario ar rudens, ir sakys mano reiškis rinkėjai, rajono medžiotojai ir žvejai sakė, reikia to ir to, kitas rajonas sakys, man sakė to ir to, jie nesurinks vienos nuomonės ir kai ateis prie įstatymo registravimo ar teisės aktų pakeitimo, nebus vieningos nuomonės. Tai mes esam tas ruporas, kuris susirinkam nuomonės, turim savo įžvalgas, jas derinam su teisininkais natūralu ir tada teikiam aiškiai argumentuotą poziciją. Ir teikiam tada, kada esam įsitikinę, kad pateikta pozicija 80% bus įgyvendinta. Taip, laiko mažai, 3 metai pilnai kaip dirbame, bet matėte tokiuose principiniuose sprendimuose kaip naktiniai taikikliai, plotų išsaugojimas, neaišku, kaip būtumėm šiai dienai medžioję, toliau žalos metodika, elektroninis lapas, kuris brukamas, jis būtų buvęs prieš 1,5 ar 2 metus, bet čia neįsiplėsiu, bet iki to užkulsiuose labai daug apsilamdymų ir stabdymų ir argumentacijos taip, kad jums nenuleistų šiandien jūs naudokit. O taip, kad jeigu naudokim, tai palaipsniui, pereinamas laikotarpis, instrukcijos vadovas kažkoks, mokymai, tada alternatyva jums naudoti popierinį lapą. Tai šiai dienai, kad jūs turite popierinio lapo alternatyvą, tai grinai yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos darbas, nes mes įrodėme, kad negalime eliminuoti savo pagal socialinę kažkokią grandį ar amžių žmonių bendruomenės, dėl to, kad valstybė reikalauja turėti išmano įrenginį bankininkystę, o pripažinkime yra, nors nedidelė grupė, bet jie mūsų bendruomenės grupė, kuri neturi bankininkystės ir paštininkė neša pensiją, tai bet vienintelė opcija autentifikuoti reiškia prisijungimą tik yra per bankininkystę. Tai ir valstybė per medžioklės funkciją turi priversti žmogų turėti tai, ko jis iki tol neturėjo. Tai gal šiek tiek įsiplėčiau, bet norėjau tą visą perteikti.
Paskui yra toks monitorius ir kranas, tai čia mes statom komunikaciją, aš noriu labai aiškiai pasakyti. Iki tol nebuvo jokios komunikacijos, vienokie ar kitokie išeidavo šaltinis, bet komunikacija turi būti savalaikė, kokybiška ir įvairi. Tai reiškia įvairi ne tik rajoniniam lygmenį, bet ir nacionaliniam, ir televizijos, ir portalai, kaip sakyti, nacionaliniai. Tai mes turime ten aiškę poziciją turėti. Ne ten slėptis, aiškintis kartais, kas ir kaip įvyko, o patys būti pirmi. Tai natūralu, kad turi būti ekspertai, sisteminiai ekspertai, tie, kurie reaguoja, tie, kurie parašo. Žinote, Miškeltą Deividą Staponką visi tikrai pažįstat, Tauro Ragą, kad visi kaip veiktumėt, bet tą priemonę reikia, visi augo, visi ugdosi, bet iki tol niekas su jais nekalbėjo. Mes šiai dienai turime partnerystę, kalbame ir jie yra mūsų komandos dalis. Ir ką pasakome, ką blogai ant savo kažkokių kolegų, pagalvokime, kokį indėlį mes į tai turime, kad kažkas keistųsi, kiekvienas asmeninį. Ir nebūtinai piniginį, bet idėjinį, iniciatyvinį ir taip toliau. Tai komunikaciją šiandien kūrim. Na ir piramidės viršūnėje, čia yra ūkininkas, kaip mes jį be pavadintumėm, tai įvardinau ir jų pagrindinės organizacijas, nes jų tikrai yra labai daug, ir Žemės ūkio bendrovių, Žemės ūkio taryba, bet čia Žemės ūkio bendrovių asociacija, ūkininkų sąjunga, mes su jais turime kalbėtis. Žemėnauda yra negailestinga ir taip yra visoje Europoje, tai nėra, kad kažkoks tai būtų išskirtinumas. Yra nusavybė tai valstybinė, tai privati. Valstybinė mums po kol kas suteikia tą teisę ir mes turim tarsi apsaugą, saugiklį, bet privati visada žmogus turėtų konstituciškai teisę nuspręsti. Bet kol ištekliai yra valstybės, tol mes turime tą tokią, kaip čia sakyti, derybinę poziciją. Virtų situacijai, kada nusavybė būtų privati ir jį yra kaip žemėnauda, bet jeigu laukiniai ištekliai taptų, mes tikrai nebūtumėm situacijos šeimininkai, tačiau būtumėm svečiai. Įskiriant galbūt tie, kurie turi vienokius ar didesnius žemės ar sklypus ar plotus. Dėl to turime kaip asociacijos kalbėtis. Mūsų bendruomenės interesų labai daug, tiek jų, tiek mūsų, bet lyderiai mes su jie tikrai kalbamės ir bandom apspręsti tos klausimus. Nelaikas bus taip, kai 21 metais įregistruota Eugenijaus Gentvilo pataisa jūsų kaip tik kraštiečio stabdyti ir palikti medžiotojus ant plauko, jie egzistuos ar neegzistuos. Natūralu, kažkur jie egzistuos, nebus valstybė be medžioklės, bet kad nebūtų medžioklė brangi, neprieinama ir galbūt ta dalis 40%, kur dabar medžiotojas gali medžioti. Nes jeigu taip kitus modelius valstybių panalizavus, jeigu nusavybė yra be šeimininkė, kitaip tariant savininko, tai, žinot, limitas ten briedžio, taurė elnio kainuoja tiek, kiek mes nario mokesčio metinio būrelio nemokam, bet čia tik vienas individas. Tai čia tiesiog susimastymui, bendro informacija, kad šalyje yra apie 30 000 medžiotojų, per 30 metų išaugo daugiau nei 1,5 karto, tai reiškia, po nepriklausomybės buvo apie 15 000, matyti ir visiems užteko ir visi medžiojo. Tai jeigu ten aš vėliau kalbėsiu apie amžių, kad medžiotojų jaunų ypač mažėjo, o vyresnė karta, reiškia, dėl amžiaus didėja tie rodikliai, tai vis dėlto nebus problemos, nes įsikokybins medžioklė. Iš esmės bus prieinamumas tiem medžiotojams, gal mažiau trinties bus ne tai, kad tik paruošėm, mes juos išleidžiam į gyvenimą, bet nesuteikėm jiem teisės medžioti. Tai dar vienas toks įdomus faktas, kad valstybėje mes sumokame 4 milijonus, aš vėliau pristatysiu, kas dar papildomai yra, bet čia tik vieno už išteklių mokestį ir kasmet tas mokestis yra augomas pagal metinį koeficientą. Tai vidutinis medžioklės ploto dydis 7 000, šalyje yra 800 kolektyvų, kolektyvuose vidutinis žmonių skaičius kaip narių 44. Na ir kaip sakiau, 70% Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija vienyje asmenų. Šituos skaičius tikrai pagal savo būrelių klubų būklę galite įsivertinti, esate vidutiniai, dideli ar atitinkate būtent taip, kaip yra 10 metų. Medžiojant moterų atsiranda, jų yra arti 1000 ir tai sudaro nuo bendro medžiotojų skaičiaus 3%. Pagrindinis medžioklės reglamentavimas, tai kad laukiniai gyvūnai yra valstybės, aš jau buvau užsiminęs, minimalus vieno medžioklės ploto vieneto dydis 1000 hektarų. Kol tas dydis nėra toks mažas, tai tikrai mes išliekame juridinių asmenų pagrindų, sumažėjus taip kaip Latvijoje, ten apie 300 yra hektarų, 350, tai iš karto įsiskaido plotai, valstybėje chaosas su medžiokliais įvyro. Bet dar vienas rodiklis galiu pasakyti, kad Estijoje vidutinis medžioklės plotų dydis yra 5000 ir tai yra netaloma. Aš tai pateisinu dėl to, kad iš gyvūnijos pusės, jeigu žiūrint ne iš žmogaus intereso, tai yra tiesiog tas plotas, kuriame tikrai minimaliai gali
briedžiai, taurieji elniai, stambiai kanopiniai gyvūnai gyventi, nes jų arealas gyvenimo yra tikrai ne 1000 hektarų, o nekalbu apie 300 ir mažiau. 18% šalies teritorijų yra saugomas ir saugomas teritorijos turi tam tikrų apribojimų, kai kuriuose negalima viliojimo vietų įrengti, biotechninių bokštelių įrenginių, kai kuriuose medžioklės su varovu ir tai nėra norma, kad visur taikoma, tačiau tos saugomos teritorijos vidiniai dokumentai nustato. Atvirai, nes neturime jokių ten nesąžiningumo požymių ar kažkokių neigiamų tikslų, bet kas yra 5 eurai? Iki praeitų metų būtent toks mokestis buvo 5 eurai mokama į biudžetą, kai atėjom reikia paminėti 3 eurai buvo, tai taip ir veikia. Dirbo 5-6 žmonės, bet darbus rezultatus matėt, kurie šiai dienai nesinori kalbėti, bet yra odega ir mes nuo to dar tik turbūt įsivaduojame. Ir nesame kalti nei aš, nei draugijos pirmininkas, kad turime tokią praeitį nedėkingą. Bet turime reanimuotis, turime eiti į priekį ir kad eiti į priekį mes turime turėti biudžetą. Tai 5 eurai 2 šoviniai, vidutinės, kaip čia pasakyti, markės, brendo, normos, LRBLOT galim kalbėti 2-2,5 eurų. Jau nekalbu, kai kurie naudot Saksą, RUS ar dar kažką, kur 6-7 eurai yra. Bet orientuokimės visada į vidutinį medžiotoją, paimkim vidurkį. Tai 10 eurų reiškia yra 4 šoviniai, na ir 1 euras atsiranda, tai yra komunikacijos mokestis nuo užpraeitų metų, kai reikėjo, reiškia, naktinių taikiklių kampanijai, gal aš taip pavadinčiau, kuri vyko 1,5 metus, tasėmės projektus registravom, vėl naujus iki veto, ne veto, viskas kainavo, žiniasklaidai ir toliau, bet po kol kas šitos paslaugos yra įgyvenintos, Lietuvos medžiotojų iš verslo sektorius gal vadinčiau. Ir kai draugijoje iškėlėme klausimą, kad 1 euras reikalingas nuo medžiotojo, o mokių medžiotojų turim 15 000 iš 18 000, tai vyko balsavimas už tą 1 eurą nebalsavo kai kurie pirmininkai. Čia mums buvo skaudus smūgis. Jeigu jūsų būtų paklausę, ar jūs galite eurą duoti, būtumėt sakę, ir 2, ir 3, gal ir 5 šį kartą reikia, kai yra sunki diena. Tai įvyko perbalsavimas ir ačiū Dievui, kad iš pačių mūsų rajono atstovų, delegatų sugėdino vieni kitus, sako, perbalsom, ar jūs įsivaizduojat, sako, už ką jūs dabar balsavote. Bet balsavimas buvo už asmeninį biudžetą, o ne už rajono teisę kažką tai atstovauti ir turėti. Tai šiai dienai turim dar tą 1 eurą plus ir visa suma sumarum yra šiai dienai 11 eurų, kas yra 4 šoviniai, tai graižto dėtuvė praktiškai pilna, kuri kartais išbėga gyvūnai, mes ją iššaudom. Na ir vienas lygiamžio šovinys laikė būna kulka ten geresnės kokybės. Ir kas yra per mėnesį? Tai yra 92 euro centai ir jį konvertuojant, kad jums geriau vaizdiškai susižiūrėtų vienas vandens buteliukas. Tai tiek kainuoja jūsų atstovavimas. Toliau mūsų turime labai jautriai įsivertinti, kiek ir ko turim sumedžioti. Ir kada sumedžiosim tinkamą skaičių ir žala neprasireikšti. Taip, medžiotojai investuoja į valstybės turtą ir žvėrių gausėja būtų tokia išvada. Medžiomų žvėrių apskaita ir limitai, tai limitai, komisijos, ten dar kažkas, nepotizmas, sprendimas, medžiotojų gąsdinimas, duosim, neduosim tą limitą. Na, iš to jau baigiam įsivaduoti. Žiūrėkit, stirnų limitas buvo atsisakytas, tauriųjų limito pasiekmė yra draugijos inicijuota, vilkų, aišku, kvota, kuri dabar nustatyta ir nepilnai mes dar ją pasiekim sumedžioti. Draugijos pasiekmė, pajuskit, kada, kai atėjo draugija, buvo apie 220 vilkų, sekančius metus iš karto augo ir fiksavom 280, 340 dabar 2 metus iš eilės. Tai būtent taip ir turime veikti, atsisakyti perteklinių funkcijų. Mūsų nuomonė pagal pėdsakus sniege apskaita irgi nereikalinga. Ir jeigu žiūrėkite 800 kolektyvų vieną dieną išeiti visus maršrutus ateiti, nesvarbu, apeis miškininkas, valstybinė miškų tarnyba, aplinkosaugas ar Vitalio komanda, tai kainuos resursus, važiavimą, transportą, kabinetinius darbus, lauko darbus ir ar tai duos rezultatą. Dabar mes tą darome su kandidantis. Bet bent jau džiaugtumėmės, kai įvedam į sistemą Biomon, kad valstybė kažkaip tos duomenys analizuotų, analitiką ir pasakytų, kad štai yra tie gyvūnai. Kas dabar atsitinka? Apskaitos maršrute pastebėti gyvūnai suženklinti yra tik dažnumo indeksas, bet ne atspindi gausos. Kad atspindėtų, reikia koeficiento, reikia įėjo tas gyvūnas, išėjo ar individų grupė. Tai yra niekinis darbas, šią dieną genetiniai tyrimai pagal veiklus yra labai tikslus, tai apskaita nėra reikalinga ir mes apie tai kalbėsime. Kokia reikalinga apskaita? Kad iš mūsų tų 4 milijonų išteklių mokesčių mes sakome, reikėtų trečio ar kažkiek skirti gyvūnijos tyrimo darbam. Tai reiškia, gal medžioklėtvarka turi sugrįžti, norim vieni ribas, urbanizacija eina. Jeigu norim savarankiškai pasidaryti, tas kainuoja. Bet visumoje
pasidarius medžioklėtvarką ir mums būtų lengviau. Būtų sufleris ir gairės, kiek iš tikrųjų populiacija. Ar tikrai 85 000, kiek dabar yra? Aš tikrai grįžtų dvejoti, bet medžiotojam nėra intereso. Ir čia žinote jums, nedidinkit šito skaičiaus, nes jį visi stebi. Stebi visuomenė, ūkio subjektai ir kol mes rodom augančias populiacijas, tai mums nėra naudinga. Kiek jaučia, tiek ir parašykit. Geriau žiūrėkit. Suskaičiuokit per kameras, kiek užsifiksuoja, apvažiuokit su naktiniam priemonėj termovizoriais, pažiūrėkit, kiek laukuose yra vieną naktį ar pavakarę, ar kiek, kas turit išmanius dronus, o taip jau ir yra. Suskaičiuokim ir parašykime ataskaitoj, ne tą, ką suskaičiavom pagal pėdsakus sniege, kai kurie net ir neina, pripažinkim, bet parašykim tą artimą skaičių, parašykim galų galę tiek, kiek jaučiam, nes geriau ar daugiau už mus tikrai greičiausiai niekas nepasakys. Toliau, aktyviausios pasyviausios rajoninės draugijos skyriai, tai žalia spalva yra aktyvios draugijos, noriu pagrįžti, kaip matot, fiksuojasi Kretingos draugija irgi kaip aktyvi, bet prieš tai buvo balta. Ir tai matyti jūsų valdymo organų pasekmė ar dar kažkas, iš esmės buvo neutrali, nebuvo nei prie blogiausių, bet nebuvo prie tų, kur vėžliausiai darytų. Jūsų sprendimas įsirinkti naują pirmininką, naują vedlį, iškart davė proveržį, mes jį jaučiam, generuoja mintis, žmogus atveža, žiūrėkit, suorganizuoja ir tai yra lyderystės klausimas. Baltos rajoninės draugijos yra vėl neutralios iš esmės. Klaipėdos rajonas turi būti tikrai žalias, o žiūriu į Algirą, tikrai noriu paminėti, kas čia dar dalyvauja Klaipėdos miestas, ten yra problema, vis dėlto reikėtų ten pokyčių ir jūs, kurie girdit, nežinau, sufiltruokit, kažką darykit, bet taip, kad būtų Klaipėdos miestas ir būtų Klaipėdos rajonas, tai yra tik Lietuvos valdybių sistema ir didžiųjų miestų. Tai mieste priklauso apie 20 kolektyvų, rajone apie 6. Šitas klausimas dar Gargždų draugija yra su vienu kolektyvu ar dviem. Turi spręsti. Kretinga viskas gerai. Savistoje 11 lokalių, reiškias, klubų, bet čia tiesiog įžvalgos, kaip, neturėtų būti nusismulkinama kartais. Turit lyderių, įsirinkit ir Klaipėdos miestas kviečiam gyveninti pokyčius, nes tikrai reikia, atiduodam pagarbą be abejonės ir buvusiam pirmininkui. Turime problemų, čia jūsų nėra, bet iš esmės Zarasai yra Radviliški, Šalčininkai, Pakruojis, Lazdijai, ten, kur toli gražu situacija netokia kaip pas jūs. Žiūrėkit, apibendrinkimą procentų tokių, 30, bet vis tiek jos reikia gerai paruošti. O šiai dienai visi nusipirka ginklą, karštis didžiulis, kolektyvą uždarinę įsileidžiam, ką daryti, pastatykime save į jų vietą. Tai bendruomenė turi matyti bendrą visi vaizdą ir būti bendrai supratingi. Toliau kitos problemas. Komunikacijos ir žinių sklaidos apie medžioklės stoką, mažėjantis medžioklės populiarimas jaunimo tarpe, tai susijęs ir su senėjimu, lėtas sprendimų priėmimo greitis, tai galbūt aš sakyčiau mum kaip organizacijai, kad mes visada turim būti bent 2 žingsnius į priekį, kad matyti grėsmės, galimybės ir kaip turim reaguoti. Toliau prastas aplinkosaugos požiūris į medžiotojus, kai medžiotojas prilygins brakonieriai. Tai šiandien tą trumpai buvom nusiminę, visi, man atrodo, tą mintį supratom, turim keisti, turim aplinkosaugos požiūrį keisti. Mes patys galvom, kaip tą padaryti, į komitete kalbam ir vakar kalbėjau su departamento gyvosios gamtos direktorė, sakiau, ar turi nuobodų kiekis, kad 400 milijonų vietų patikrinta, 100 nustatyta pažeidimų, nesvarbu, kad jie mažareikšmiai ir tik įspėjimais apsiribojo, bet komunikacinė žinutė per Respubliką paleista, kad reiškia 100 pažeidimų medžiotojai padarytų. Jūs vertinkit kaip norit, mielą aplinkosaugą. Aš pats tame sektorėje prieš tai dirbau ir aplinkos ministerijoje, ir miškų kontrolės srityje. Ne taip turi būti. Tegu nugula statistika į lenteles, į dar kažkas, bet jeigu valstybė, kuri išduoda teisę medžioti aplinkos ministeriją, kontroliuoja ir leidimus pratęsia aplinkos departamentas, kuris turi suprasti medžioklės funkciją, formuoja prieš mus nuomonę, tai kokie jie partneriai. Aš suprantu, kad bendruomenėje 30 000 medžiotojų yra visokių ir tyčinių, ir netyčinių pažeidimų. Nieko neišvengsime. Šiandieną eismo įvykių keliuose neišvengsime, neblaivių vairuotojų neišvengsime. Bet tai neturi būti arkliukas, kad ant mus ir, ta prasme, juodintų, nes mūsų darbai gali būti, reiškia, 2 žingsniai priekius padarytas, po tokių komunikacijų yra žingsnis atgal. Tai čia mūsų tikrai yra labai kraštutinė, kaip sakyti, nuomonė, kur tikrai stengsime su aplinkosaugą suformuoti. Nes dabar žiūrėkit, daugiau negu 50% pranešimų yra pačių medžiotojų ir žvejų.
Tai tas rodiklis jie per metus ar 6-500 nustatė, ar kiek yra medžiotojų dėka, sąžiningų medžiotojų, bet kai įvyksta pažeidimas, net nesistengia parašyti, kad tai nemedžiojantis asmo, neturintis teisės, neatskiria to, nes gali būti ir su nelegaliu ginklu neturinčio numerio serijos, gali būti su kilpa, bet papuola, kad į medžiotojų, kaip sakyti, eilutę. Toliau žiūrėkit, didelis medžiotojus atstovaujančių organizacijų skaičius, tokiai, kai Lietuvai nereikia, čia 6-7 organizacijų. Čia turim mintie, mes su 6 rajonais dirbom ir nesusikalbam, ką kalbėti, kuriuos ten įsikūrė gamta, suduoja ir taip toliau. Bet čia vienintelį pateisimą turim jiem tuo metu, kai mūsų organizacija sirgo, šiek tiek vegetavo, tai jie neturėjo alternatyvos, jie norėjo kitokio mąstymo. Tai aš žmogiškai tikrai labai suprantu, bet šiai dienai mes tikrai juos į memorandumą kvietėm ir ateiti, juolab mes Marijampolės atveju, kaip Sūduva labai lokali, tik veikianti viename rajone, turinti iki 1000 medžiotojų, tai mūsų rajonės draugijos Panevėžys, Šiauliai turi po 1000. Mes kvietėm ateiti iš tenai, nes Marijampolė yra likviduota, pastatas nusavintas, gal girdėjot, negirdėjot, bet iš esmės mes matytumėm darbą su jais, bet jie nematytų. Na ir čia mielas per prievartą nebūsi, gal pribręs kažkada laikas, o mūsų tikslas kokybiniai darbai, kokybiniai rezultatai, gal ir jie kažkada susigundys. Na ir pabaigai, čia tikrai stengiuosi kuo greičiau, nesuprantu, kad ir meras yra norės, ir pirmininkas pasakyti, tai pasinalizavom kitų šalių, Lietuvos, Latvijos, Estijos modelį, kad vis tiek centre dirba 6-7 žmonės, bet žiūrėkit, jų biudžetai šokiruojantis. Lenkijos yra 14 milijonų eurų, bet natūralu dėl ko? Dėl to, kad 128 tūkstančiai medžiotojų, o nario mokestis yra 110 eurų. Aišku, ten yra ir draudimo kuponas, ir viešusios paslaugos ir taip toliau. Mes šiai dienai kalbam apie 20 eurų ir 20 eurų atliepia Estijos modelį, kur irgi dirba centre apie 10 žmonių ir jų milijonas yra 1 200 000 biudžetas. Tai dabar visiems pristatau, mūsų centrinės administracijos biudžetas yra 107 000 eurų. Tai su tiek mes turim įsilaikyti struktūrą, visą susijusią veiklą ir galų gale patenkinti jūsų poreikius. Tai jeigu tiksliai 60 000 iš medžiotojų yra surenka, 12 000 iš žvejų ir vis dėlto tą nario mokestį iš medžiotojų sudaro 85% biudžeto, dar 20 000 susirinkame iš patalpų, garažų, pastatų, tie, kurie yra prie mūsų administracinio pastato. Tai vidutinis biudžetas yra 10-12 000 iš esmės, dalį mumą 20% atiduoda į centrą ir visa kita veikla yra. Tai čia nematau aš terpės, kur etatiniam darbuotojam reikėtų mokėti, toliau kaip Algirdas, kaip Sigitas, dirbant visuomenės pagrindais, geriau tą likusią sumą apie 10 000 skirti veiklai, renginį, šventėjai, šaudymo varžybom ir taip toliau. Konkurencijos jūsų rajone nėra, aš jau buvau paminėjęs, Medžiotojų sąjungoje kažkada gamta buvo, tačiau yra likviduota. LMŽD siekiamybė, šiuolaikiška komunikabili Lietuvos medžiotojus ir žvejus vienianti bei juos atstovaujanti organizacija, formuojanti medžiotojų ir žvejų įvaizdį, skatinanti tradiciškumą ir žinių sklaidą, bei turinti patariamąjį balsą politinių sprendimų priėmimui. Ir pagal strategiją buvo įsikėlę tokį tikslą, kad visi kartu siekime, kad medžiotojai Lietuvoje būtų mūsų krašto gamtos saugotojai, kasdieną darantis viską, kad žvėrių ir paukščių gausa Lietuvos miškuose atsakingai didėtų, valstybė dėl to gautų naudos, o mūsų visuomenė galėtų to mėgautis, leisdama laiką būdama Lietuvos gamtoje. Na ir darnų santykiai veda prie darnių sprendimų, esame stiprus, kai veikiame kartu. Na ir bendraukime, bendradarbiaukime ir sakoma, kad kalbėjimas apie problemas sukuria problemas, o kalbėjimas apie sprendimus sukuria sprendimus. Dėl to šiandien atvažiavome kalbėti apie mūsų sprendimus ir jūsų tą, ką jūs norėtumėt, kad mes nuveiktume.